Pareigos ritualai yra apie jauną porą, kuri išgyvena santykių krizę ir nusprendžia persikelti gyventi į atokesnį, ramesnį miestelį, tikėdamiesi, kad tai išspręs jų santykių problemas. Tačiau pats persikraustymas gyventi kitur arba vietos pakeitimas savaime šiuo atveju problemų neišsprendžia, o galbūt netgi jas tik atveria, nes šie veikėjai susiduria su to miestelio gyventojais ir atsiduria ties riba seno gyvenimo ir naujo galimo, bet tik galimo gyvenimo. Paslaptingo vyro vardu Askur. Man visada įdomu tie vaidmenys, kurie yra ties ribinėmis situacijomis. Man tokius vaidmenis visada įdomiausia vaidinti. Ir man atrodo, kad šis veikėjas, Askur, yra ribinėje situacijoje, kaip minėjau, tarp seno ir naujo. Ir tiesiog išgyvenantis daug vidinių kažkokių konfliktų. Man labai svarbus šiame vaidmenyje yra netekties jausmas. Kaip žmogus išgyvena netekties jausmą, kaip žmogus elgiasi tuomet, kai senas gyvenimo modelis nebeveikia, o naujo dar nėra. Norisi atrasti šiame vaidmenyje tuos momentus, tuos stiprius išgyvenimus, vidinius kažkokius lūžius. Ir tai nėra lengva, tai pareikalauja tiek emocinių aktorinių išteklių, dvasinių, turbūt taip. Man patinka, kad Paulius labai daug ieško, kad mes labai analizuojam pačią pjesę, mes kalbam apie tuos veikėjus, apie tuos žmones, be galo intelektualus režisierius, tas man labai patinka. Gera dirbti su intelektualiu žmogum, kuris yra paieškose. Nes manau, kad į šį spektaklį yra sudėta labai daug žmogiškumo, ieškojimo ir norima kalbėti aktualiomis žmogui temomis. Laisvadieniais, nežinau, ar tai labai išsiskiria nuo to, ką veikia ir kiti žmonės. Man paprastai norisi kartais pabūti vienam. Man tai labai didelis laisvalaikis, pabūti vienam, pabūti su savimi, paskaityti knygą, pasivaikščioti, pabūti su savo mintimis.